Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 105 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie C# skriptus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jeigu jūs pažiūrėsite į tą kodą, jūs iškart galite pasakyti, kad tai pas mus ne C#. Ir tai tiesa, tai skriptas, kuris parašytas naudojant Python kalbą. Ir tas skriptas mums sukurs 3 folderius ir į kiekvieną iš tų folderių padės failus nuo 1 iki 100, kur bus parašytas žodis hello. Mes galim tą skriptą paleisti ir pažiūrėsime, kaip jis veikia. Tai mes pereiname tą folderį ir paleisim skriptą. Ir po to, kai mes paleidėm tą skriptą, mes galim pamatyti, kad čia pas mus atsirado 3 folderiai. Nuo 1 iki 3. Pereisim kažkokį iš tų folderių ir pamatysime, kad ten yra failai. Visi tie failai yra tekstiniai. Ir jeigu atidarysime bet kokį iš tų failų, mes galim pamatyti, kad ten parašytas žodis hello. Taip pat ir 98 faile, taip pat ir 95 faile. Bet lygiai taip pat mes galim parašyti skriptą ir naudojant C#. Mums nereikia kurti atskiro projekto, mes galim tiesiog parašyti skriptą ir jį taikyti. Pereisim į kitą folderį, kur pas mane yra C# skriptas. Jis atrodo lygiai taip pat. Mes sukursime folderį ir į tą folderį patalpinsime failus, kiekvienas iš kurių turės užrašą hello. Ir kaip jūs matote, čia pas mus nėra tų folderių, bet mes galim tai paleisti. Tai vietoj .NET Run, kai jūs rašote, jeigu norite paleisti projektą, jeigu dirbate ne per Visual Studio, o tarkim per Visual Studio Code arba per kažkokį kitą IDE. Mes čia turime parašyti .NET Script ir nurodyti pavadinimą, kokį failą mes norim paleisti. Atkreipkite dėmesį, kad tas failas turi turėti extensioną ne CS, kaip įprastas C# failas, o CSX. Ir kai mes paleidžiam tą failą, mes galim pastebėti, kad taip pat atsirado 3 folderiai, kiekvienas iš kurių turi failus. Ir čia pas mus yra visi failai. Galim pasirinkti bet kokį iš tų failų ir pamatysime, kad ten viduj parašytas žodis hello. Kaip pirmas, taip paskutinis failas turi žodį hello. O dabar mes padarysime truputį įdomiau. Mes parašysime Python kodą, kuris generuoja C# failą ir į tą C# failą parašys jau C# kodą. Po to tą C# kodą paleis, o C# kodas sugeneruos folderius su failais. Tai kaip jūs matote, folderyje pas mus kol kas yra tik Python failas. Jeigu aš paleisiu tą failą, tai kaip matote, pas mus atsiranda C# failas ir atsiranda 3 folderiai. Tai pas mus buvo sukurtas failas, į konsolę mes išvedėm run dar iš Pythono, bet po to hello from C# jau buvo parašytas iš C# kodo. Tai galima sukurti tokį begalinį ciklą. Python kodas rašo C# kodą, C# kodas rašo Python kodą ir va taip viens kitą paleidžia. Bet geriau pasirinkti kažką vieną ir taip nemaišyti kalbų. Ir kad būtų patogiau dirbti, kad kiekvieną kartą į konsolę nerašyti komandų, mes galim sukurti bat failą. Nurodome, ką turi padaryti tas pats failas ir sustabdysime procesą, kad pamatyti, kas pas mus bus konsolėje. Tai konsolę aš dabar uždarysiu ir paleisiu tik tą run bat failą. Ir kaip matote, viskas pas mus suveikia, pas mus buvo paleistas generate.py failas. Mes viską čia atlikome, sukūrėm visus failus, visus folderius ir po to mes paprašėm sustabdyti tą procesą. Ir dabar aš paspausiu Enter ir konsolė pas mane išnyks. Tai dabar jūs žinote, kaip dirbti su C# skriptais. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.